Ir štai vizija, kurią man parodė Dievas. Kalbu apie pranašiškus dalykus. Aš to nesakau, Biblija taip patvirtina. Mes skaitėme Danieliaus knygą apie tai, kokie žmonės bus paskutinėmis dienomis, kokie žmonės įžengs į karalystę. Dievas neparodė, kaip tai pradės keistis šiame prabudime. Matome, kad prabudimo metu bažnyčia pasieks Kristaus pilnatvę, kad jie bus vieninga. Biblijoje nesakoma, kaip yra dabar, kaip keli tūkstančiai, 10 tūkstančių ar 100 tūkstančių bažnyčių, denominacijų, sąjungų, kurios kariaus tarpusavy. Biblijoje sakoma, kad yra viena nuotaka. Ne 100 tūkstančių nuotakų padalintų į dalis, bet viena. Parašyta, kol visi pasieksime tikėjimo vienybę. Nesakoma, galbūt pasieksime, galbūt ne. Sakoma, pasieksime. Ir Dievas jau rodo, kaip pasieksime. Bet šiandien ne apie tai. Šlovinga, švytinti, be dėmesio ar raukšlės ir taip toliau. Tai yra Viešpats, visą tai įgyvendina šiame prabudime. Šie žmonės, aprašyti Danieliaus knygoje, yra žmonės, kurie bus šios nuotakos dalis. Nuotaka nėra koks nors kūrinys, tai esame mes, bažnyčia, žmonės, kuriuose gyvena Kristus. Jei yra mes, pasikeisime ir tada tapsime nuotaka. Mes leisime Dievui atlikti šį pokytį mumise ir tada tapsime nuotaka. Šis pokytis vadinamas teozė, tai yra dieviškas virsmas pagal jo paveikslą, kai jis su savo šlove ir šventąja dvasia pakeičia mus pagal savo paveikslą. Taigi, aš pateikiu įžangą apie tai, kaip tai įvyks ir aš paliečiau tik dalį, kad jauni žmonės, vaikai, paaugliai, jie pirmieji patirs pokyčius, jie pradės busti, jie pradės trokšti kažko kitokio. Šiuo metu žmonės, net krikščionys, trokšta pinigų, jie trokšta komforto, jie trokšta kažko savo. Na, kai kurie, ačiū Dievui, trokšta prabudimo, kad žmonės būtų išgelbėti ir taip toliau. O kai kurie tiesiog nori išgyventi, truputis ramybės, truputis kančios, pabaigos ir viskas. Jiems visiškai nerūpi ne vienas iš šių dalykų, bet mano broliai taip neturėtų būti. Mačiau naują jaunimo subkultūrą, kurioje gausu dieviškų genijų. Tai jauni žmonės, vaikai, paaugliai, labai protingi, visiškai šventi, praktiškai genijai, sveiki. Tai yra jie gyvena itin sveiką gyvenimo būdą. Jų mintis ir širdis užimtos pasaulio gelbėjimu ir ne vienišo tokio superherojaus, bet visi kartu. Tai yra kažkas, ko pasaulis dar niekada nematė. Tai man parodė Dievas. Tai jaunimo subkultūra. Tai iš pirmo žvilgsnio neigiamas vaizdas, tarsi kažkokios pandemijos, kuri plinta ir užvaldo viską. Bet tai priešingai, geras dalykas, kuris užvaldys viską ir bus priešingai. Nėra taip, kad šiandieninis tikintis jaunimas žvelgtų į netikinčius ir jiems pavydėtų. Jų muzikos, filmų, žaidimų, mados ir visų kitų dalykų. Priešingai, netikintis jaunimas ir vaikai, žiūrėdami į tikinčiuosius, matys jų patepimą, šventumą, genialumą, kokie jie šaunūs, smagus, įdomus, kokie ugnį jie skleidžia. Jie nepaprastai trokš ten patekti ir ten bus prabudimo dvasia, veiks šventoji dvasia, ten bus prikeliami mirusieji, vyks išgijimai ir taip toliau. Net ir žmonės iš ortodoksinio bei kitų tikėjimų, kurie globoja savo vaikus, negalės jų sulaikyti, nes jie vis tiek girdės ir jaus, kaip gyvasis Dievas yra tarp šių jaunų žmonių ir jie bus ten traukiami. Mačiau tokių reiškinių, taip, tai naujos sąvokos kaip teozė, taip, tie, kurie praktikuoja teozę, tie ieškotojai, tai ieškojimas, taip, tai žaidimas, kuriame kažko ieškai, kažką randi ir taip toliau, prototipai. Apie tai plačiau pakalbėsiu vėliau, tikriausiai kitą kartą, apie šias paieškas. Na, štai paveikslėlis jaunimui tarsi kompiuterinį žaidimas. Įsivaizduokite, kad pradeda žaisti kompiuterinį žaidimą, o jums nepaaiškina taisyklių. Pasirodo, tai sudėtinga, pasirodo žaidžiate viename lygyje, bet yra paslaptis. Galite judėti toliau ir žaidimas visiškai pasikeičia. Tampa 10 kartų įdomesnis. Galimybės 100 kartų didesnis ir atsiranda visiškai nauja prasmė. Ir tokių lygių, perėjimų yra daug. Ne tik pereinate iš vieno lygio į kitą, kaip šoninio slydimo žaidime, bet ir visas žaidimas atrodo pasikeičia ir dar šaunesnį ir nuostabesnį. Ir tokių lygių yra daug. Yra gyvenimas, yra kaip ieškojimas. Žmonės gimsta ir juda tuo pačiu pramintu keliu. O daugumai žmonių gyvenimas iš esmės nesiskiria nuo gyvūnų gyvenimo. Kaip gyvena gyvūnai. Jie gyvena tiesiog tam, kad išgyventų, kad turėtų ką valgyti, kad atsigerti, kad turėtų patogų lizdą savo palikuonėms prižiūrėti. Na, iš esmės tai ir yra visa gyvenimo esmė. Kodėl neišvardijame, kas dabar laikoma normaliu? Nesakau, kad tai nereikalinga. Ir kaip galima gyventi, jei nesirūpini savimi. Sakau, kad tai absoliučiai nenormalu. Tai apversta aukštyn kojom, kai iš to sukūrimas kažkoks šventas, aukštesnis gyvenimas. O kodėl gyveni? Taigi atėjai į žemę, pavyzdžiui, kaip žmogus atėjo 70 metų, kad turėtų ką valgyti. Nesąmonė.
Taigi pradėjai žaisti tik tam, kad galėtum ten sėdėti? Taigi žaidimo esmė yra ta, kad jame sėdėtum? Absurdas. Kodėl gyveni? Krikščionis tau pasakys teisingą atsakymą. Pažinti ir vykdyti Dievo valią. O kas tai? Ar tu ją pažinai? Kodėl žmogus apskritai egzistuoja? Bet yra atsakymų ir labai įdomių atsakymų. Tai yra tik quest ir užduočių ieškotojas kompiuterinėme žaidime. Questingo užduoties meistrai tai jauni žmonės, kurie supras, kodėl egzistuoja visata, kodėl egzistuoja žmonija, kokios yra visos jų reikšmės. Ir jie nebus patenkinti įprastais šiandien egzistuojančiais šablonais. Jie domėsis tiesa, sieks pasiekti pačią tiesą, pačią esmę, ieškos visų raktų, visų paslapčių, sieks supratimo. Dabar apie tai daug nekalbėsiu, štai ir viskas. Ir yra daug pranašysčių, tiesa? Bobas Džonsonas kalbėjo apie didvyrišką jaunimą, turintį Jėzaus Kristaus kraujo pilnatvę. Jie keliaus per pasaulį su raudonuoju kryžiu, taip užkariaus jį dėl Jėzaus Kristaus. Jie nebijos nieko, niekas negalės jų sustabdyti, nes jie tiksliai žinos, ką daryti. Jie turės viziją, jie tiksliai žinos, ką daryti. O kai kurios pranašystės sako, kad jie bus kaip superherojai. Taigi, iš tikrųjų, jie bus Dievo superherojų versija. Ir jiems bus lengva į tai įsitraukti, nes jie matė šios superherojų filmus. Ir šis įvaizdis bus perkeltas į juos, nes tai yra jų patepimas. Taip, kaip pavyzdžiui, Rikui Džoneriui buvo parodyta, kad vaikai dės rankas ant ligonių ir visi ligoniai esantis bus išgydyti. Tokio lygio patepimas čia dar niekada nebuvo matytas jokioje kartoje. Taigi, čia ilsisi superherojai. Ugnies krikštas buvo plačiai paplitęs Azuzos laikais. Apaštalų darbų knygoje. Raštaginos atgimimų metu buvo ugnies krikštas. Dabar viskas yra priešingai. Tai, ką vadiname normaliu, yra priešingai. Bet viskas pradės grįžti į savo teisingą būseną. Parašyta. Aukščiausiojo šventieji gaus karalystę. Parašyta. Šventieji yra išmintingi, parašyta stiprus, tiesa, tai žmonės, kurie gerbė savo Dievą, jie taps stipresni ir veiks. Ir tai, kas parašyta apie bažnyčią, visa tai parašyta viena. Ir tai prasideda nuo vaikų, paauglių, jaunimo, nes jie paruošia naujus vynvašius, nes jie nesipriešina tam, kad Dievas pradeda, jie tai priima. Dievas yra pasirengęs priimti visus, bet kokio amžiaus. Pasirodo, suaugusiai tampa tokie sustingę, kad negali to suvaldyti, kad ir kaip stengtis. Čia iš principo net nekyla klausimas, ar tai įvyks ar neįvyks, nes taip ir atsitiks. Ir galbūt man lengviau tuo patikėti, nes Dievas man tai kartais tiesiog parodo taip aiškiai, taip ryškiai, taip galingai. Net nekyla klausimas, kaip tai padaryti, kaip to pasiekti. Tai tikrai nerealu, bet kam tai rūpi? Visagaliui Dievui viskas įmanoma. Dievas man tai parodė prieš 5 metus. Ir aš matau, kaip visą tai išsipildo. Tai, kas atrodė neįmanoma. Kiekvienais metais kažkas nutinka ir tai, kas atrodė neįmanoma prieš metus dabar pasirodo esant įmanoma. Ir dar labiau. Ir po to dar labiau. Dievas yra visagalis. Jis jau turi šią ateitį ir mes, tie, kurie pajėgus ir turime į ją pirmiausiai įžengti. Viešpatie, palaimink kiekvieną, kuris atsiliepia į tavo kvietimą. Tikrai judėk į priekį, judėk į tai, ką paruošei savo bažnyčiai. Šis dieviškas tavo bažnyčios virsmas, megateozė, kurią trokštame įgyvendinti savo bažnyčiai, pasišventimas, pilnatvė, viešpatį. Įkvėpk jaunimo energijos, išliek savo šventumo, savo genialumo, savo galios ir savo patepimo. Amen.